Skolų suderinimo aktai ir apyvartos aktai. Paleidžiame transakciją FIN22. Pasirenkame tiekėją arba pirkėją. Pasirenkame konkrečią kortelę. Laikotarpį. Ir atsifiltruojame. Norėdami atspausdinti suderinimo aktą, prie spausdintuvo spaudžiame ant trikampiuko ir išskleidžiame pasirinkimus. Turime standartinį tarpusavio skolų suderinimo aktą. Taip pat galime atsidaryti apyvartos aktą, kuriame bus visi dokumentai, kurie buvo užregistruoti tiek debeto, tiek kredito pusėje. Arba atsidaryti tarpusavio skolų suderinimo aktą detalų, kur bus visi išvardinti dokumentai, tai yra dokumentai, kuriais įregistruota skola ir skolos padengimo dokumentai. Atkreiptinas dėmesys, kad priklausomai nuo kalbos, kuri nurodyta tiekėjo arba pirkėjo kortelėje, ta kalba bus spausdinamas ir suderinimo aktas.